Tai va, kol kas techniniai nesklandumai. Kaip sakau, pasitengsiu būti neparsidavėlis, kaip sakysit, parsidavė reklamom, dar kažkam, vyrukai. Tikrai viskas stengiasi daryti dėl jūsų. Kaip minėjau, prieš tai video, nežinau, pavyks man įkelt, nepavyks, bet pakartosiu čia. Nes šitas bus gan ilgas, darysiu viską, kad tik jums būtų geriau. Aš viską darau iš idėjų, man kitas sako, žmonės, kam taip darai, be pinigų, be nieko. Žinau, kam man tie pinigai? Aš kol pakankamai savo uždirbu. Man svarbu yra, kad pas mūsų mentalitetas upėtakininkų kiltų Lietuvoje. Kad žmonės išmoktų žvejoti, kad jaustų malonumą ir suprastų, kad nereikia žuvies imti. Nes jis realiai neprivalgysi. Buvo taka. Čia. Ja. Sakau, vyrukai. Bus 2 konkursai paskelbti. Visos taisyklės dar yra tobulinamos reikalavimai, nes sakė, Tritūros padės, BaitLT padės, SKZ padės su dovanom. Mes nuo puslapio dovaną padarysim. Edgariukas, vakė va, Bobleriukas Special Edition, sako, daro. Tai va, tik ištobulisim taisyklės, įdėsim ir tada lauksim iš jūsų žinių. O biškį vėliau dar pakalbėsim apie tą konkursiuką, pagausim vieną kitą pitakiuką. Kol kas 1-1, karvės pienas. Nieko, tikėkime, toliau biškį dydžiai pagerės. Pagerės, aišku, dydžiai. Nors nepagerės, žinai. Smagu yra žvejot. Ne, jeigu tie bus aktyvus, kaip ir sėdi 2, bus gerai 40 eurų. Jeigu bus aktyvus. Sakau, jau yra smagus, mes pagavom, upė pasikeitus, vandens daug. Ne, tikrai pasikeitus yra. Žiūrėk, kokią spalvykę uždėjau. Daug naujų, super. Nežinau, kaip suveiks, nesuveiks. Sveik, aišku. Paskui sakau, praeitį metai man buvo bandymų poligonų metai. Veikė tie vobleriai, kur 3 metus man gulėjo, nei žodžių nesakė. O praeitis metais man tik reikėjo šitą upę tokių būtent voblerių. Aš nieko apie 2 rykį, 3 metus gulėjo pas mane. Nu visiškai ne vieno kliovo. Praeitis metais šitą upę darė stebuklus. Nežinau, kaip pavyks mums į Latviją išvažiuoti šiais metais. Dabar pabandysiu šitam video išpasakoti visas naujienas. Gal negerai, kad taip garsiai šneku, bet bandau taip, kad jūs išgirstumėt. Pasakyti jums. Nu kaip, baidėsi, žinai, vis tiek. Traškėsiu, ne? Jo, smūgė į žemę. Ja. Bet žinai, realiai, kai daug žvejų eina vis tiek, Taip. eina, tikrai ne vienas. Tai taip. Ir jie jau nebėra kaip toks pasaulinis garsas, nes tiek vis tiek yra daug stirnų, A, nu jo. briedžių yra. Aš mačiau pėdsakai, elnių va, ten buvo. Tai žinai, jie tam garsas jau nėra tiek baisiai. Nu, supratau. Tai va. Tai vis daug žvejybos, kaip sakiau, šitas... Šita žvejyba bus skirta tokia, žinot, kaip pasakyti. Kažką pagaut, pašnekėt, pamąstyt, kas laukia šiais metais, ką mes darysim, kaip darysim. Tai va, ten va graži duobutė. Ką šnekant apie konkursus, tai nusprendžiau padaryti 2 konkursėlius. Šnekėjau su rėmėjais, jie mus parems. Darysim konkursą geriausios ataskaitos. Tai reiškia, ataskaitoj turi atspindėti, kaip žmogus pagavo upėtakį, kur pagavo. Tai ta ataskaita bus ne vien upėtakių pagavimo, o labiau visos žvejybos. Ten bus parodyti taisyklės, kas turėtų būti ataskaita. Tai yra, koks vanduo, kokia temperatūra buvo lauke, ant ko upėtakiai kybo. Upių pavadinimų nereikia sakyti, nes, kaip suprantam, kiekvienas turi surasti savo upę ir nuėti nemažai kilometrų. Bet pagrindinė informacija bus ta ataskaita, ant ko pagavo, koks vanduo buvo. Reikės pridėti keletą nuotraukų,
kad įrodyt, kad tikrai taip o ne taip. Bus nurodyta paštas, kur siųst ataskaitas. Tai yra mūsų internetiniam puslapį, kas irgi, kaip minėjau prieš tai, kažkada bus naujovė šiais metais. Jis yra jau taip veikiantis, ten yra įdėtos kelios nuotraukos. Jame galite man parašyti laišką, esant reikalus galite man paskambinti. Bet manau, su laiškais bus viskas ok, be jokių skambučių, nes esu tikrai žmogus užsiėmęs ir darbo metu tikrai neatsiliepsiu. Bet jeigu parašysit man į Facebooką, į Looking4Trout puslapį, visada padėsiu, ko galėsiu. Tai va, chebra. Ko nepasakysiu, tai nepasakysiu niekada, turbūt bent jau kol kas, kokią upį žvejojau. Regionų visada pasakysiu. Taip pat ir ataskaitų norėčiau, kad atspindėtų regionai. Ten Žemaitija, Aukštaitija. Daugiau nieko nereikia, tik tai tiek. Tai va. Kaip sakau, čia viskas bus, chebra, jūsų labui ir tikrai prizai bus labai geri. Bait.lt žadėjo gerą prizą. Su Trituru suderinom prizus. Edgariukas mane filmuoja. Jisai sako, Special Edition jau daro priziuką. SKZ Lūras daro. Sakė, pagamins irgi vobleriuką mum. Tai va, tai kalėčio ataskaita bus 4 prizai. 3 prizai už geriausias ataskaitas bus įvertinamos. Bus atrinktos geriausios ataskaitas, po to bus duota į jūsų rankas, kiek surinks kokia ataskaita laikų. Tai va bus mūsų komisijos balsavimas, tai mano Mariuko ir Lino Šepo. Tai va, rėmėjams duosim pažiūrėti ataskaitas, kad jie įtakotų irgi. Ir po to jūsų balsai. Nu, panašiai kaip talentuose. Ir bus dar vienas prizas už aktyviausias ataskaitas, kad žmogus siunčia. Tai bus jau mūsų puslapio prizas, 100%. Bus kepuriukas Looking4Trout. Gal pabandysim dar kelis rasti rėmėjus. Gal anglingą kažką šnekėjau, galbūt. Kai daug noriu prisižadėti, bet vyrai, darom viską dėl jūsų labo. Ir kaip sakiau, darom viską veltui. Tai va, jau su Bait.lt suderinom 0,19%. Puslapį puslapį buvo jau kodukas yra. Looking4Trout, man atrodo, dabar tiksliai negaliu pasakyti. Ir jeigu jums jis įdomus, visą laiką parašysiu, kaip jis turi atrodyti tas kodukas, nes kol kas jis yra ant pagrindinės žinutės puslapio, bet jau šiandien arba rytoj pasikeis ta žinutė, kadangi ten bus paskelbtas konkursas. Tai vėliau tą žinutę atnaujinsim, kai jau žinosim 100% kaip visi prizai atrodys. Čia vėlgi toks bus jums paskatinimas. Jeigu vyrai dalyvausi 5-6 žmonės, tai ir gausi 5-6 žmonės tos prizus. Korupcijos tikrai jokios nebus. Tai va, apie vieną konkursėlį, kaip ir pasakiau. Sekantis konkursėlis tai bus gražiausia nuotrauka. Na, čia nelabai išlipsiu. Aš bristi nelabai mėgstu, matai. Bristi nelabai mėgstu. Tai va, bus geriausia nuotrauka, gražiausia nuotrauka renkama. Vėl bus renkama rėmėjų. Mūsų renkama mūsų, bus kaip ir 3 faktai. Ir dar jūsų rankas atiduosim balsavimą. Kad nebūtų jokios korupcijos. Kaip sakoma, sako, draugelį laimės. Jokių draugelių, mes kelsim irgi savo nuotraukas. Bet dalyvaus tik tai jūsų nuotraukos konkurse. Tai va. O kokie prizai bus už kokią vietą, mes paskelbsim tą būtinai, bet paskelbsim tik tada, kai surinksim visus prizus. Nes dabar nėra tikslas kažkas skelbt, nes nežinau, ką kiti tinklai pasiūlys. Dar galbūt prizą turėsim iš Siuvinė Tau. Ten pas jūs irgi darysim ant siuvukus. Tai turėtų irgi smagiai atrodyti. Dar tas projektas yra ruošiamas.
Tai va, tiek kol kas informacijos yra apie visus konkursus. Nežinau, tikiuosi ta žinutė iki jūsų ateis, bet žiūrėsite video iki galo. Dėl to aš dabar taip beveik nežvėjoju, einu tik tai šneku krantais. Laukiu, kada Edgariukas sakys kokį monstrą, kai visą laiką iš čia vietinį. Tai aš žinau, Edgarai, ne, pasivysi. Tai va, krantai smagus, tikiuosi jums tikrai labai gerai girdisi. Tai va, o kas toliau mūsų laukia? Toliau mūsų laukia vėlgi žvejyba. Bandysiu video įdėti kuo ilgiausia. Nežinau, kiek leis YouTube'as. Bandysim įvairius voblerius. Nenoriu kol kas trautų nutraukti, nes jis tikrai čia surinkinės viską iš eilės. Paukščiai čiulba. Nes žiūrėt, mes norim atsisėsti ir paklausyti gamtos. Bet nepasakys, ko mes čia atvažiavom. Vaizdas nėra, ūkio pasikeitus bėlė kaip. Vėlą neturiu ne vieno vanko voblerio. Bet balandžio pabaigoje turėčiau jau gauti iš jo. Užsisakiau gruodžio mėnesį voblerius, o gausiu tik tai gruodžio pradžioje net užsisakiau. O gausiu tik tai juos balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje. Tai va, įsivaizduokite, ne? Kokios pasvanko eilės, pusę metų. Gausiu tikrai nedaug. Jeigu kažkas norės kažką, rašykit. Tai va, netgi galbūt už pirmą vietą bus ir vanko vobleris kažkokiam konkurse, dar nesugalvojau. Bet tikrai, hebra, nuskriausti neliksit. Bait.lt pažadėjo valą pintą 100 metrų, tokią, kokį jūs pasirinksit iš jų internetinės parduotuvės. Koduką kažkokį suteiks dar kažkaip. Nežinau, tik jums ar atvyks. Ох tu, bliai. O, vyrutį. Lašiša, girdi. Šlakėtas, kas čia? Upėtakis? Šlakis. Seni, daug pitaką. Eik tu pi... Nesikeiksiu, hebra. Kokį rajoną, seni čia? Koks rajonas, tai girdi? Eik tu, seni. Fotkink, girdi. Eik tu, savo šlakėtas. Aš tik kenčiu, labą dieną. Štai yra aš, bleba, filmuojučiu gaidiškai, kaip pasalas. Eik tu, gyvenimo. Pizė geras. Kaip čia, o matai, tu sakė, čia jų nėra, girdi. Kaip? Kai šlakėtas, vyrai nepykit. Verta milijono nuotrauka. Hebra. Nu, davai, geriukai. Nefilmuoju, tikiuosi, fotkini. Fotkinai? Nefilmuoju. Tai davai pafotkinti, girdi. Vyrai, nepykit, pakankinsiu. O. Žiūrėk. Nu ką, biškį adrenalino? Eik tu, savo caras. Žiūrėk, atsigavo, žiūrėk, ką jis daro. Žemba, prieš tai buvau šokė biškiam. Davai. Pala. Numeriukai. A, girdi, išmatuot, tu turi su kuo matuot? Turiu. Aš irgi turiu. Aš nenoriu labai kankinti, kadangi čia šlakėtas, ne upėtakis. Dabar paimk. Aš paimsiu. Opa. Čia bus, vyrai, čia apie pidisą bus. Kažkur jau 50 metrų. Aš net nežinau. Blemba, rankos dreba. Kiek yra? Na, čia, pažiūrėk. Nu, žinau, kem 7. Kem 7, nu vis tiek gražu. Visas dėlėtas, va.
Reiškia, neaktyvus. Nu, tokioj netipinį šlakinį, netipinį vietoj upėtakiui, o grinai šlakis. Ai. Jis labai spėdai, jis nepakilęs. A nusileidęs? Tai ne, jo, jisai leidžia žemę. Nu ką, duok. Bučkis. Eik tu savo šlakėtas, važiuok. Važiuok. Jo, būtinai. O! Nu, Malačis. Mariukas. Gražu. Tavo šlakėtas pagavo šlakėtą. Eik tu savo senį. Все, Agėdė. Kad ir mažas, bet šuves pilnas. Ple. Ne, nu aš šlakį esu pagavęs lamenoj, žinai. Nu. Bet dabar pavasarį, kur žvejojant upėtakį šlakį, taip aukštai pakilant. Eik tu. Все, aš laimingas, surūkyt noriu. Tikrai. O tu sakai, nėra šlakį, seniai yra. Aš konkrečiai neteigiau, kad nėra, bet nesu buvęs matęs, neįstavęs, kaip žinai ir... Daug žvejyba. Gali būt, kad biškai keičiasi upės. Agėdė, seniai. Jeigu jie čia pareina, reiškia, jie praeina po lodo, atsimisne. Nu nežinau, vyrai, čia turėčiau laiko surinkti, bent 500 laiko turėčiau surinkti už šitą video. Eik tu savo, kai upė gražumo. Ir čia gali būti dar ne vienas. Ne vieną praėjom, 100%. Bet vasarį, nu, nėra jų. Ne, vasarį nėra. Nes dėl to, kad vanduo yra per aukštas. Kiek buvo, kiem 7? Jo. Kiem 7 šlakėtas. Tu dar sulenkęs buvai, reikia nespaunyti. Nu nesvarbu, kiem 7 šlakėtas. Nu nerealus, girdi. Hebra, nerealus. Ir rankiukas susivaldė puikiai. Suvaldė jį. Nu ką, bandysim brist, nes krantai tokie biški gaidys. O, kaip gerai. Kamerikė, ne, pažiūrėjau, filmavo. Buvo, žinai, kaip zapadlo, kad nefilmavo. Žinau, Kira tai buvo. O, kibimas buvo. Eik tu, savo. Vat, ima sukarikas. Kaip sakė, rusai sako suharikas. Op. Geras? Oho. Už nugaros upėtakis iššoka. Arba tas šlakis jį užvaikė, arba... Hebra, aš happy, I'm happy. Nežinau, žvejyba jau pavyko 1,000,000%. Viskas, skau, galiu važiuoti namo. Žinau, pabudau, tai... Bet suprankas yra, pažiūrėk, struvė, sueina prieš akmenį. Ne, manau, jam patogu čia bus stovėti. Jam dabar, supranti, jis dabar stovi struvėje, žinai dėl ko? Grinai struvėje, nes visą neša šiukšles, maistą. Haliavšikas. Nu ką, ačiū tau suharikas, dedam kitą. Jo, tai gerai, kad neuždėjau už tą trautūną, atlenktumą kablius. Jo. Nes tą plonį kablė labai stovi. O dabar niekur nėra kur pirkti. Suprantis? Nu ką, dedam kitas vobleriuką. Taip, ką dabar, imam šitą bandom. Su rožin. Tai kalbink, aišku. Aš manau, su jo pavyks. Man pasisekė, žinai. Imam šitą sukariką. Nu va, sukariką veikia šlakiu. Tai čia nereikia sakyti, čia niekam. Čia, jeigu šlakiai ateina, tai reiškia, po 10 metų čia populiacija užaugs, jeigu jie čia atneršia. Supranti? Matyt, čia vienas kitas užeina, atneršia. Spėjau, kad galbūt sutvarkėsi, kurią vietą vienoj upėje. Taip. Dabar ir pakyla. Aš tikiu, gerai tėvai. Daug metų kažkaip ten buvo,
Eik tu savo. Man chebra sakys, ai čia mailius. Aišku, mailius. Upėtakių žvijojom, pagau šlakį. Aš jau pasakysiu Tokiam upelį. Bet va, ant kiek jis neaktyvus, ne? Pilnas dėlėm aplipęs. Jo. Gal 10 dėlių buvo jo. Jo. Bet ant tokios spalvos, kur, žinai. Nu, grinai, šlakiukas ant šlakio. Aišku, šlakiukas ne mūsų, palė ten labiau. Realiai, tas spalva taškukai yra mums. Taip. Taip, čia. Žuvis mato realiai vietą. Nu, žinai, Spalvų perėjimo Agidė, mes galim spėliot, ką žuvis mato. Mes galim spėliot, ką mato žuvis, mes galim spėliot, ką mato katinai, šunys, bet mes tik žinom, ką mes matom. Žinai, ten aš žinau, kad jie žinai, ko raštas? Žinai, ko tas raštas buvo? Dėl to, kad ultrafioletiniai spinduliai skirtingi tą raštą laužia. Kodėl, pavyzdžiui, rydžius, ne, kaip sako, karamelka, 856, ne, 456 ar 856, tas spalva, bet neprisimenu, nes. Ne. Tai ne, aš atšaudus. Mokė atšaudus? Viskas, vyrai. Numeris 1. Atšaudimai yra. Mane išmokino Tomukas. Dabar eisiu tikrinti kiekvieną duobę. Ne, dabar taip, pasakysiu mano nuomonę. Jeigu stovi tokia duobė šlakis, tai reiškia, upėtakių ten tikrai nebus. Agėdė, aš manau, negi čia gali. Čia gali būti vėl kažkas. Ne, yra duobė. Vat už akmens iškart man duobė. Skai vieną pusę einam? Jo, gal ir gera mintis. Ne, ten, nužvygo pavyko. Viskas. Chebra, nepykite, kad aš tiek šneku, pavyko. Bet tiesiog, nu, tiek emocijų. Man dabar liko dar lašišai kautis. Nu, lašiša? Tai jeigu šlakį užeina, aš pradžioj pagalvoju lašišą, supranti? Bet matai, jisai nėra rūdas, jis yra pilkas, ne? Tai reiškia, jis, man atrodo, gali būti, kad šis dabar pakilęs pavasarį tik tai čia yra. Supranti? Nes... O, žiūrėk, po kairę, tenai, ne, už akmens. Tai va. Mariukų kol kas neskaminsiu. Sakysiu, nieko nepagavau. Pas mūsų Mariukų tokia konkurencija, kol kas jis mane ant upėtakių yra išdūręs gerokai. Aš jam papasakoju, ką pagavau, o jisai man, tai yra kur mačiau, jisai nueina su musialka surinka, žinai, tai ir po to man sako, ai nieko, grįžtam namo ir jisai parodo, žinai, per internetą arba atsiunčia man nuotrauką, kad man nepyk, žinai, arba sėdžiu darbę, man chebra sako, žiūrėk, ką Mariukas įdėjo, Dima nepyk. Tai va, tai pas mūsų tokia draugiška konkurencija dabar vyksta, kas ką pagaus. Tai jeigu čia... Ne, tai viskas okei, pas mūsų du skirtingi būdai, žinai. Ką galiu pasakyti, ko spiningas nuo musialkose, ne? Su spiningu daugiau, greičiau viską pražvijosi, didesnius plotus pražvijosi. Su musialka delikačiau paduot ir lengviau išerzint žuvį. Na, girdį, čia būtinai reikia pabandyti, čia. Va čia, hop. Eik, tu savo šlakis. Ne, dar reikia išsiaiškinti, kas jums labiau, ar čia rožinė papilvė patinka, ne? Ar oranžinė papilvė? Vobliko. Aišku, tu jau žinai, ne? O kodėl, pavyzdžiui, daug voblikų yra žalsą papilvę, aš nesuprantu. O žalsą papilvę, kodėl? Aš labiau mėgstu upėtakį, kad būtų pilkšva, balta. Nu, pilkšva, aišku, niegė. O, va, dubė gera. Na, gėdė. Va čia tai sezono atidarimas, ne? Jo. Aš šitą spalvą veiks labiau į vasarą. Mano spalva.
Sako, jau atsidariau, sezoną. Talpos tai galimybės, matai, kitokios biškai šalia gyveni ir... Aš su Kentryje atsidariau, bet aš čia prie... Šitam rajonui. Ne. Ir tada dar sniego buvo viskas, žinai. Taip. Kaip pirmą atsidariau. O dabar, kaip sako, šitą pagerimas. Nu, aš kem 8 kaip kažkai. Šlakė. Dabar reikia upėti. Upėtikis jau... A? Apšybus. Ne, nu tai aš tada žinai. Ne, žinai, po to, žinai, kaip sakant. Taip, dabar. Bus nebeįdomu, žinok. Ne, tai man dabar yra, vat, mažiuką pagavau, man galėtų jį nekypt. Prasme, nu, aš galiu... Tiesiog... Vyrai nekybalins, gerai, kad žinok, bent jau... Vienas. Daužu per nagus kartais, žinok. Ne, nu tai... Nu matai, kad jie išeina į durnelį, pasivės, supranė, apsidaužo. Jie, nu tokie, kaip sakyt, nu, lemba, man gaila jų snukių, žinai. Kaip sakė, Saulius iš Titūrų sako, nueini į vaikų darželį ir, nu, vaikam duoda per snukį, nu tai jo, žinai. Nu, bet ką tu jam padarysi, jis debilas? Ne, nu tai niek nepadarysi. Nu tada pamatai, kad čia mažiukai, neieškot, kur, lemba, čia pereisim. O man, karoči, šitą voblerį Astapinko padovanojo. Sako, imk, žinai. O, ačiū, sakau. Nu, jau, karoči, praeitais metais vienos duobės 4 tokios. 3,5, 3,2, 3. Nu, video su metais puslapį, žinai. Ir ten sakau, ačiū, diditolik, žinai. Super voblis, sakau, išskaidrus, saulė buvo, vanduo tos, ne kakava, bet tos, čia dar labai geras vanduo. Žinai, kaip duobėjai, tai toksai sustoja, toks šūdinas, žinai, drumžinas. Pala, girdi, čia mes einam netikrinam, o čia šlakiai rūkai. Tai. Nothing? Nothing. Tai va, hebra. Dirbo tai fantastika. Riukis yra riukis. Į mūsų karį parodė klasį šiandien. Sakiau, gulėjo pas mane įma 3 metus, o čia būk šlakėtas. Aišku, būčiau kitą vobelį jam pakeišęs palisnukį, man atrodo, lygiai tas pati situacija būtų. Ne, nu čia tai tarp tų akmenų tikrai turi būti. Agi, čia turi būti tarp tų akmenų. Neinam krantų dėl to, kad krantas yra biškai toks sunkiai praeinamas. Praeitais metais čia viskas buvo okei. Bet tas šlakis pradžiai nesuprato, ne? Pradžiai šis beveik nesidraskė. Ar man taip atrodė, kad nesidraskė? Atsisėdo. Aš jam net neįkirtau į snukį. Aš jau galvoju, jis man nusipurtis, kadangi kablys nebuvo į snukį normaliai, žinai, į lūpą lengvai. Bet pinigėlis dirbo, žinai, gesino ir viskas. Ne. Aš, pavyzdžiui, nelinkęs į upę eiti iš vis. Man geriau, bet aišku, jau krantai tokie kaip čia, žinai, sunkiai praeinami, nėra kaip paduot, tada upė. Bet šiaip man upė eiti čia yra, nu, nežinau, koja šaldai, dar kažką, žinai. Vasar tai dar gerai, žinai, kaip... Vasar gerai kaip vanduo, tai yra karšto lauke, eini vandenį atsivėsinį gerai. Bet, ble, nu, kodėl čia nėra, girdi? Kodėl čia nėra upėtakių? Čia turi būti, nes mailius nesimba. Sargiai. Gerai, kad tu lengvas esi, jeigu ką nuneši. Nu, davai, draugelį. Konkurencija, ne? Kas ką? Nieko, tuščia. Tuščia? Pala, ne, tuoj pažiūrėsim, gal kitur stovi. Gal nepataikė iš pirmo karto, žinai. Visą laiką, geroje vietoje visą laiką reikia pravės 2-3 kartus. Pirmą kartą šerzinį, antrą kartą paim! Nu, nėra, tai nėra, einam toliau. Oi, sorry.
dalis nėra. Kaip? Tada dalis nėra, jie atrodo gerai. Nesi čia ėda? Ne, to niekščiai nėra daugiau ėjęs, kaip aš. Nu, matau. Tai ir praeitais metais su Čilandžiui, blem, aš paskui tave eidavau. O. Tai va, vyrukai, nežinau čia ką. Ką jam dar papasakot apie ką. Iš tikrųjų būtų gerai, kad rašytumėt komentarus. Kas įdomu, kaip įdomu. Sakau, viską papasakosiu, jeigu jūs tik parodysit iniciatyvą. Jūs būsite kūrybingi, aš to labiau būsiu kūrybingas. Kaip sakoma, kvailų klausimų nėra, tik kvaili atsakymai yra. Tai yra tiesa, nes šito žvyboje kiekviena smulkmena yra svarbi. Taip, netgi spiningo laikymas ir panašiai. Gal jūs pasiūlysit man kokią temą? Aš turiu daug minčių, bet žinot, kaip sako, tas nuobodus, bėlė ką šneka, čia yra nesąmonė, geriau parodyti, kaip žuvį traukti reikia ir visą kitą. Nu tai, man kaip žuvį traukti, čia daug video yra. Bet man yra svarbu, ko jūs norit, ko jums reikia. Dabar aš biškai taip apsiraminsiu su bazarais. Va, Edgariukas meta kaip plūdinė. Blema, čia turi būti, gėdė. Nu, šią vasarą nelabai pagaudavau šitam. Mailių tik esu pagavęs. Užkabinai? Gėdė. Palauk, tai. Per aną krantą ir nuėsi, paimsi. Ne, čia nereikia. Ne. Mes čia taip taktiškai pagalvojant, darom klaidų šiandien bile kiek, einam bazarinam, dažnai, bet einam per akmenis, čerškam, dėl to sakau, upė man nepatinka eiti, nes upėtikis iš toliausiai girdi. Girdi, kur kas vaikšto ir kaip vaikšto. Dar pusė 12 iki taip pusė pirmos pafilmuosiu, po to padarysiu pertrauką, papietaut reikės ir po to vėl filmuosim toliau non-stop. Tikiuosi vietos užteks pas mus. Blemą keisti nėra čia upėtkų. Čia man irgi reikės perėti kitą pusę, nes čia krantas gaidys, o po to iš anos pusių padavimai geresni bus. Ir kada dviese eina žvejot, mano nuomonė, kad geriausia varyt, geriausia žvejot iš dviejų pusių eit, nes yra taškai, kur tu gali apžvejot tik iš vienos pusės kliuvinius, o yra taškai, kur iš kitos pusės. Neva hebra, žiūrėk, tupelis. Blemba jaučiu.
Jeigu vyrai, jeigu norit, kad papasakočiau apie spinningus, dar kažką kitose žvybose, ne? Tai rašykit drąsiai, kodėl ir kaip. Nu va, chebra, pavom spiningėlį, einam toliau žvijot, bandyt kažką pagaut. O, tokios dabar matysis. Jo, vis dar mokusi. A? Išėjęs buvo? Išėjęs buvo? Jo. O kodėl čia nėra, girdi? Ar tu čia tik srovė pražvėjoji? Blemba, aš čia vat po šito akmenį visą laiką paimdavau. Žinau. Neką, man turiu. O, vyručiai. Bet kaip dubė pasikeitė. Palauk, įdė. Palauk, biškį. O čia žvijoji tu? A, supratau, tada nelauk. Tai va, chebra. Laukia prieki mūsų gera dubė. Sakiau, čia praeitais metais buvo vandens iki bilė kiek. Nieko nebuvo, ne čia? Ne. O čia ir patikrinti, šitą dabūt reikia. Jie ten įsistovės. Nežinau, čia. Reikia. Perėti kitą pusę, ne? Arba čia pakilt tarpeit. Žiūrėk, Gėdė, mums reikia čia pakilt į dešinę kalną ir apeit kalnų. Nes čia kitaip nieko nebus. Ok. Kaip sako anglai, it's a boring. Padėt? Ar užkilsi pats? Taip. Čia stirnų takelis. Kažkas sako, upėtakių žvyba labai lengva, kai reikia palandžioti tokiais kargiais, tokiais purvais. Čia yra fantastika. Tačiau pagausim dar po kelis upėtakius. Reisim dar biškį ir sustosim papietauti. Tu gal čia aš ten eisiu?
ko tik nepadarytum, kad pagautų upėtakį. Vyras oro filmavimo kokybė kartais susimiršta. Keista, kad nėra. Tikrai labai keista. O. Čia praeitais metais po tuo akmeniu sėdėjo toks monstras, kad ir aš jau taip išsigandau. Va čia atėjau į priešumus. Įmečiau tas kaip iššoko, aš net pašokęs. Karočią jis nepataikė voberį vien tik dėl to, kad aš jį kaip trūktelėjau taip, kad voberis krante atsidūrė. Nu, išsigandau. Nu, čia gėda pasakyti, bet tai buvo. Aš tai sakau. Tai žvengiu pats iš savęs. Taip nesitikėjau, jie iš vis, nes čia yra, nu, taip nėra gan gilo, ten iš pavėsio išėjo, matyt, ant pliuchos. Gal ten šlakis buvo. Bet sakau. Bet keista, kad čia nėra dėmė gynė. Bet lašas skaitas geras. Nedidelis lašas liukas, bet... Net nežinau, kodėl. Čia reikia dėti vitaminą, kur pirmą upėtakį pagavau. Geras toks. Dar kol kas nenoriu imti tų trautūnų. Noriu papietų trautūnų žvejos. Rydžiukais. Opa, virutė. O čia tai yra. Ха-ха-ха. Saulė kaitinant, tai čia bus ragas, karočią. Man atrodo, iš vis. Arba atvirkščiai suaktyvės, nes lašas įskris. Это man mūsas pakilo, gamta atgyja. Kad upėtakių nėra išėjimo.
pavyzdžiui, Latvija, ne, paimta, ne. Tai jie žvėjo šlakis tokios upės yra. Aš ten gal giliai didesnį, bet... Turėjai? Op. Tricokas stovi. Tricokas stovi čia. Va, stebėjai. Didai. Tricokas čia stovi. Buvo čia. Čia stovėjo šitą vietą, dabar tekšų čia. Kažkas jam nepatinka. O, pakeist pagalį. Nu. Gal aš iškeliau, kad ten stovėsi. Va, matei? Matei? Neaktyvus, kažką netinka. Tai. Ne, dzirėjau. Va. Palauk, tuoj uždėsi jam monstrą. Pažiūrėsim, ar raudonas spalva veikia. Jeigu uždėsiu tokią. Čia vyrai sako, kad kamis galus reikia pažiūrėti, dėl ko būtent jisai ant ko šiandien kimba. Nes jisai stovi susidumi tą lydį. Vėl šie. Davai sėkmės. Ne, viskas. Čia savo šatas. Juodą jam paduos. Nėgia. Радуйтесь. Buvo. Ateik. O, matai, juoda veikia. Okay. Oi, vyruti, kaip tu čia mėgoji biškį. Kaip čia. Oi, gerai, kad čia ne. Čia viskas yra čiki. Op. Kiek? 25. Eik, vyrukai. O, paleidžiu. Bet matai, ant juodo sukibo. Taip, darysime dar kas vienas yra. Nu, ant juodo. O dar vienas yra. Op. Dar vienas girdi. Op. Girdi. Jėgi. Žinai, kas įvyko? Ta, kurį paleidau, susinervino, davė tam per galvą, tas pabėgo mažiukas. Chebra, dar tokių vaizdų gyvenime nesu matęs šiandien. Man turbūt bus amžiaus žvejyba. Eik tu savo, kai geras, vienas kitą daužo, susinervino.
Bet juodas spalva reiškia upėtakė, alkį neigiu. Ne, manau reikėjo čia. Čia ir taip mes iš jų per daug paprikolinam. Jo, vyrukai. A tu matėjai, ne? Kai svaigo. Tai yra čia, buvo taip, pagavau upėtakį, paleidau, išerzinau kitą upėtakį. Kitas upėtakis kaip ešerys pradėjo elgtis. Nu, mažiukas, durniukas. Tais, kuris pagavau upėtakį, žiūrėjo, užkniso žiūrėt, davė per ausį tam kitam upėtakiui. Ja. Nu, bet jie yra, reiškia, va. Matai, neaktyvus, blemba dar. Tai ką? Oi, sudaryt negalima buvo. Ne, bet šiandien tai žvybos uperinės. Gerai, tai vėl vieta šitam damušimą bankyti. Bet man ne vienus metus jau atsiliepė į juodą spalvą. Nes matau, geras. Gali. Būtų kartais. Mažiukas, ne? Jo, matau, Tai taip. Nebent užsikabina smulkius šešerius. Jis dažnai jam neužsikabina. Nu ką, reikia kilti turėtų robiškai žiūrėti. Bet jeigu jie yra, iš karto savo parodo. Jo. Matai, gana aktyvus. Bet matai, kaip va, išpakuoju va, kaip ešerys. Tai čia gal mažiukai aktyvus, žinai, gal. Aš galiu pasakyti, po 2 valandų, kai vanduo sušilsta, ne? Tai jie iš viso aktyvės monstrai. Taip. Nedurniukas. Ne, bet dėl tokių vaizdų, ką mes šiandien patyrėm, tai aš patyriau asmeniškai. Tai jau žvybų pavyko taip, kad... Va čia bus, ne 100%. Nu, aš apžvijosiu, tai kaip noriu. Koks rezultatas yra, gerai? A? Koks rezultatas 3-1. Kokias japonai laimi. Aišku, čia daug lemia pravedimas, visa kita. Bet japonai laimi. Viskas gerai. Nėra, ja? Čia bibrinas kažkada buvo. Bet čia turi būti, va čia, Egidija, va čia turi būti upėtakė, įdomu. Blet, o kaip čia nėra upėtakio?
Labai. Labai. O, gervis kliko. Nu, va čia kaip čia nieko kaip suprantu. Atskau kaip jie kyla, tu nesuprasi, žinai. O, skambina kažkas. Jaučiu mariukas. Nes daugiau nieks negali skambinti. Niekam aš neįdomus šiam gyvenimui skirius mariukas. Eik, tu čia geras dubrinas. Viskas čia yra gerai. Girdi. Viskas čia yra čikė. Reikia apžiūrėti nuo pusę. Gal įdėką kokį varyti. Ne, kaip jau, va, ten nebus, ne? Įdėk nenori. A? Įdėk nenori. Tai viskas atsidėsti. Ne, tai ten nebus. Čia pravedžiu mažą ką. Tokia jau, ne? Nu. Tai čia tai vietoj šis nei vienas savininkas. Kur? Čia, ledynka. Rimtai? Taip, pradrožiau. Viskas, žinai, viskas įdėk. Nei kaip vilnius, viskas. Aišku, realiai pusės mes pasikeitė ledynus. Keista, aš vedlynas tai. Bent jau dabar aš matau, kad čia. Matai gal ją? Tuoj palauk, žiūrėsim, nes viskas čia bus geresnė. Žinai, gal nepataiko masalų dar kažką. tą dieną. Ai, aš šitą biblinę niek nepagavau. Taip, taip. Bet nepagavau nieko aš. Bet šitą biblinę, kai žvėdų vasarą. Ten toliau, va ten toliau esu pagavęs. Bet pizdukai tokie 2-5. Visą ten naktinis guli. O ten. Dvylika valandų. Dar biškį paėsim, atsisėsim, galim papietauti, ne? Paskambinsiu Mariuku, peržinsiu jį. Kaip? Įneštinė gvardija. Aha. O, matau, geras. Pavadinam gavimą iki gal išėjom, ne? Jo. Sakau, čia nesu pagavęs nieko šešės. Čia va, čia toliau esu pagavęs porų pėtkių, bet čia aukštas vanduo būdavo visą laiką. Čia būdavo toks vanduo, kad čia jau čia stovėdavo, čia vanduo buvo parikoję. Numerį vieną paimsi kitą. Ten va, matau gerai. Nežinau. O, krasava. Ant geriukas pagal pėtkių didį išėję nušluostama nosį.
Čia 35. Ane? Va. Palauk, šitą nufotkinsiu, jeigu nori. O, gražu. 35 drąsiai bus. Tai palauk, iš arčiau prieisiu. Aha, skanu. Iškelk į priekį viršų. O. Dar vieną. O, gražu. Ja. Čia kad 35 bus, čia matot nereikia. A? Kažkur. O, aršas. Matai spalva sudirba, oranžinis pilas. Aš čia nevedžiau, nemečiau, žinai. Ten užmečiau, o ten iš po to kalnas linda. Ne? Ai, tu matai? Ne, man čia vidurį kalnas. Nu, bet jis pasivyja iš ten prieš tą kelną. Nes aš čia visur pravedžiau, ten nemečiau palei aną brofkę. Galvoju, vis tiek eina iš galo, ten pramečiau ir čia pramečiau, viskas čia palikau, viską. Lemba, palauk, ne, čia daug pitakas, ja. Reikia persirišti. O čia kokį floriką naudoji? Floriką naudoju. O ką? Patrydėk. Kodėl? Ne, patrydėk. Važiuok. Jeigu ką aš floriką turiu? Nu, vyrukai, šiandien žvyba superinė. Einam, žvejojam, bandom. Matai, tokį labiau pusiau krinkiuką norisi. Nu ką, čia pabandom dar biškį, kad būtų video. Opa, vyriukai, ką matau? O matau jūrinį niegeną dviesuose. Mat, jūrinį niegę. Iki čia daja nudvisi, bet jau seniai. Prieš 3-4 dienas. Tai reiškia, jau baigė nerštą. Tai reiškia, jam reikia niegių imitacijos. Ai.
Ai, draugelį. Mačiau niegę. Matei? Va čia. Tai čia niegės pakyla net iš jūros? O tai iš kur tokia didelė niegė? Iš kur tokia niegė? Upinė? Ar rimtai? O tai čia kiek? Kiek cemų buvo? O tai jos čia pakyla ar ne? O tai kur jos gyvena, tas jūrinės niegės? Sakau, kad jos. O upinės? Nes nesąmonė, kad jos upį tokius užaugtų. Ir jos kaip ateina neščiai būna kosminis dydžiai. Paėmiau Hebra voblieriuką, kurį irgi nelabai tikiu kažkodėl. Bet gal šiandien dirbs ant saulės. Nes kiek su jie žvijoju, tai nieko gero man nebūdavo. Ai, gal tas lenkstuką praeinam iki to bebryno tenai ir pavalgom tai kur nors. Tuo čia reikia apžvijoti, nu negaliu palikti. Ai, nu jo šiaip. Bet matai kas yra? Tu sauseką paėmei? Tai vis tiek jis turi pašilt. Dabar turime vandens pririnkti ir kol ten nueisim, apžvijosim, jis pašils. Supranti? Tai aišku. Gerai, Hebra, kol kas tiek. Dabar sėsim pietaut, po to vėl filmuosim iš naujo. A? Vandenukas tai teks visokas. Gama čia akmenų pilna, bet kodėl čia upėtkį nešti? Tai? O, klyną semia. Klyną? O, baig čia. Dabar žvijot, nežinau, kada man pavyks. Nas, taip išeina. Čia po 2 savaičių kokia tik. A, jo, nu neskys. Va, Hebra, papietavom. Antra dalis dabar. Skaniai suvalgėm kareivišką sauseką. Edgariukas žadėjo pagauti monstrą. Ane? Jeigu bus aktyvus. Matai, čia jeigu bus aktyvus. Sako, jeigu valgyt, nes jeigu bus aktyvus. Problema, kodėl neišeina? Čia geras vietas. Tai va. Praeitą metų, kur buvo bebrinė, šiais metais nė vieno nėra.
Pietaudami suskambino su Mariuku. Ta sako, pagavo irgi. Sako, 3 upėtakiukus, nedidelis. Tokios toks rezultatas, kad vienas šlakis, 3 upėtakiai, 2 upėtakiai. Pas mane, pas Edgariuką, 2 upėtakiai, į vienas šių 35. Pas mane kol kas ne viena įmama, bet tik tai 1 valandą dienos. Upėtakiai gal suaktyvės pagaliau, nes jau lašalai skraido kaip priklauso. Lašalų dydis irgi geras, nemažiukai, vieną mačiau iš vis tokį gegužės mėnesį lašalą, bet čia pavieni lašalai skraido visus metus čia. Nėra kas stebėtas. Nu ir ką, nieko? Kaip? Nesvarto? Pasirūkai nieko pasirūkai. Nu, keista. To uždėsim tinkamą spalvą. Ir čia dabar uždėtum niegės imitaciją, iškart atsisėstų. A? Aš mačiau. Tai, bandom tokį. Dabar bus eksperimentų metas. Visi giri šitą voberį aš kažkaip nežinau, man taip... Nu, vat šitą trautūną, tokią spalvinimą. Tokį trumščiam vandenį, pažiūrėsim. Paeis, nepaeis. Gal neblogai dirba. Negidėsi? Geras čios. O koks... Aš mačiau net nuotrauką vienas ją, ne? Pagavęs kažką, ne? Kaip? Net nuotrauką esi pagavęs, ne? Tai nuotrauka yra. O, antis draugas. Jam atėjo, nepastebėjau duobės.
Akmuo. O, žalėtas. Keista, kad tokia vieta nėra upėtakio. O, va čia reikia voberį gal tai kitokį uždėti. Vieta tikrai gerai, reikia paeksperimentuoti ir tiek. Būsim bomba. Keista, kad tokia vieta, kur pilna akmenų, kliuvinių, nieko nėra. Nu pasakyk, kur atgeriukai visi upėtakiai? Ką? Kur upėtakiai? Skai pakilę? Ar nedakilo? Skai pakilo jie, ar dar nedakilo? Pakilo. Dirba tai fantastiškas. O upinis sniegas, matyt, jau atneršia, išneršia. Nu jo, turėtų jau.
Buvo. Nusipurtė. Nepasakyčiau, kad labai didelis, bet... A? Jo, ką darysim? Oi. Kiek muselis skrido. Aš matai, visi sėdi giliai. Bet čia nebuvo didelis, koks 20. Nu, gal 25 toks. Aišku, smagiai per rankas duoda, bet... Ką reikia kilti viršai toliau, ne? Nu, viskas gerai. Viskas gerai. Kas buvo skandai? Mokosi skraidyti. O, buvo. Buvo pakilęs, okei. Tai tokie neaktyvūs kažkodėl.
Labai aktyvus rūpėt kažkaip keistai. Išėjo vieną kartą. Trenkė, net nesivedęs. Nebeišeina. Labai atlakingas viskas vasaras. Nesinori, aišku. Dėt. Buvo išėjimas. Srovė stovėjo. Čia. 20, 25, tu žinai kaip išeina, tu nesuprasi. Geriukas įdinoja. Kiek? 20? Gerai. Lukas, fantastika. Nežinau, praėjo kaip traktorius, žiūrėsim, čia užkits kas didžiau. Короче, Andės ausat gero neužmušė. Nu, kimo po biškių patakiukai. Kaip sakoma, ne fontanas. Šiandien žybai taip jau pavyko.
kadangi pagavau šlakį netikėtai. Ustopinis video šiandien. Tai aš ten eisiu, tu čia gaudyk. Žiūrėk, Egidijus, Edgarai. Tu čia žiūrėk, aš einu, ten aš postkį nusileisiu. Nu. Edgaras turi čia savo augintinį. Nuo to sako, tyliai eik. Nežinau. Meliukas, meliukas iš vis vaikiukas.
Opa. Visi gerai, gerai. 2. Tai va, labai iškirkimo mainas. O, bus smūgis geras. Bus smūgis geras. Dar vienas. Tas trūkumas rūs. Nu ką, du upėti kiek yra. Nu, daug nemažai, 5. Kaip gerai. Kaip iš patrankos jiems patikė. Kukrime nudėjo, tu mano. O stiprus. Oho, atsišėrės gerai. Bėk. Įdomu, ko jaučiu. Nu ką, trautūnas rūs. O 6, 5 upėtakiai ir 1 šlakis. Kas toks rezultatas? Buvo dar vienas.
Pagaliau pirmą bebrynę priėjom. Pirmas bebrynas. Nežinau, kas jums žada. Kas tu žiūrėk, čia aš einu aukščiau. Jeigu pagal įlupsi didesnį rėką. Geras buvo. Čia buvo geras. Čia buvo geras. Ne, pati. Nežinau, bet yra čia dar vienas. Ten yra, ten toliau dar vienas. Pasikabinęs 10 kartų gal. Nu. Vis dar. Nu ką tu čia dabar? Spaiduok, aš tada paleisiu, nu. Kiek palatos, va. Buvau 32. Nu. Žiūrėk, o tai, ką daro? Žiūrėk, gilių, eik. 32. Nu, dar tavęs nepasivėjome. O kaip įdomu, čia nėra gido. Bet man iš pat nuo pat kranto yra. Palei pat stovi brovkė. Kur vandens net nėra. Bet daugiau nebėra čia. Sakau, man iš tavo pasivijo. Man jau grįžo pas save, žinai. Bet ten tik įmečiau iš karto šeimas, iš karto. Matyt, stovi palei krantą. Pasiduos varlę. Op. Beveik dabar varlę. Bent jau legalas vienas. Bent jau legalas. Padėjau kaip nes. Matai, stovi šešėlis, blė. Gerai, dabar biškį dėlą.
Nu ką, gražus, toks pat, ne? Apie tricoką. Mažesnė. Ai. Ne, nu čia tai geras. Opapa. O, tiesiai burna, o vyruti, kaip aš tave ištrauksiu. Čia tai bus šikna. Kiek yra tricokas. O tai dar nieko. Be savas. Viskas gerai. Eik. Nu ką, visai neblogai, geras valas. Bežiūrė, prasidėjo didesni upėtakiai, ne? Prasidėjo didesni upėtakiai. Nu matai, čia bebrynas dėl to. Bet va, nori varlės, daryk, ką tu nori. Bet čia gražiai įrėjo, blemba, į burną ties visą. Be jokių. Nu taip. Nes jie, karočią, vejasi iš galo, žinai. O čia jie varliai ima. Nu. Blemba, kitas bebrynas kažkada buvo. Geras. Paskata. Aišku, ką. Ne, bet šiandien tai. Ne. Bet šlakiukas gerai. Šiandien pizdės pastebino, tai taip ir. Gūsi. Einam vieną pusę? Vėl nepasino medžiokime. Čia negalime medžiokti. A? Tai prieš kamerą nešnekės, neįvažiuoju.